Ir tai yra gerokai objektyvesnė žiniasklaida iš tų žmonių, kuriuos aš pats savo susidėlioju žinių juostą. Ir daugelis taip daro, bet Lietuvoje interneto penetracija, jeigu aš neklystu, yra 36%. Ta prasme, 36% namų ūkio turi internetą šitoj šaly. Kilo. Dabar staptelsim, nes nors nuo laidos siekia 50%, kai kurie geležiai pirkti, bet vis tiek mokesčio grąžinimas panaikintas ir, žodžiu, čia bus pauzė šiokia tokia. Tai ne ką trūkus, matyti daugelis žmonių gyvens taip, kad jie patys susidarys tą savo vaizdą. Ką tai sako? Tai yra ačiū Dievui, tai yra ateitis, į ten ir einam. Ir iš visų mūsų tų sakymų susiformuoja o kertinė takoskyra yra čia tokia, kad arba jūs laikot žmonės mase ir banda, arba jūs laikot žmonės homo sapiens, protingomis būtybėmis. Arba taip, arba taip. Jeigu jūsų prielaida yra, kad tai yra masė, kurią galima veikti, ir patikėkit manim, aš turiu patirties visose sferose, tai tada vienokios išvados. Tada, ta prasme, reikia žviegti apie objektyvumą ir taip toliau ir panašiai. Jeigu jūs manot, kad žmonės yra protingi ir gamta yra protinga ir tas, kas nesveika, numirs, o tas, kas gyva, išliks, tai tada kitos išvados. Tada tiesiog visi turi būti tiesiog pakankamai atvira erdvė visuotiniam šnekėjimui ir už tai aš linkiu Liutaurui laimėti jo bylą. Galim klausimą gerbiamam pranešėjai. Jeigu mes žinome, kad, pavyzdžiui, visame pasaulyje pripažįstama, kad vis tik tai efektyviausia priemonė mažinant korupciją yra žiniasklaida. Efektyvi žiniasklaida, žiniasklaidos pagalba, taip patvirtina tyrimai Lietuvoje. Tada kyla klausimas, kodėl Lietuvoje per 19 nepriklausomos valstybės metų mes, kaip teigia pranešėjai, neturime tyriamosios žiniasklaidos. Nes kova su korupcija, kaip dabar priimta ir teisingai sakoma, prasideda nuo tiesos sakymo. Aš turiu užsirašyti. Kova su korupcija nuo tiesos sakymo. Ir aš čia pasakyčiau, kai sakoma, gerbiama Rūta, aš tokių ilgų klausimų, žinokit, nemanau. Tikrai jos laida paskutinė instancija yra tiesos sakymas ir dažnai ir yra praktikoje paskutinė instancija, į kurią žmogus neradęs teisybės dar gali kreiptis. Žiniasklaida, kodėl... Taip, kodėl, pavyzdžiui, kadangi žiniasklaida yra efektyviausia priemonė prieš korupciją mažinant, kodėl, kaip atrodo gerbiamam pranešėjai, ponui Aurelijai, per 19 metų mes neįkūrėme Lietuvoje tyriamosios žiniasklaidos. Yra pasenę jūsų duomenys, kad žiniasklaida yra efektyviausia priemonė. Iš tikrųjų, viešumas galbūt yra efektyviausia priemonė, bet 2007 metų Edelman viešųjų ryšio agentūros tyrimo duomenimis, žiniasklaida yra kokioje 5-6 vietoje pagal įtaką. Pirmoji, antroji yra kaimynas, draugas ir taip toliau. Visa internetas, visa web 2.0. Žiniasklaida seniai nebėra efektyviausia. Aš turiu omenyje, kad viešumą teikia žiniasklaida. O čia nebūtinai. O va čia šiais laikais nebūtinai ir čia yra Lietuvos ir prakeiksmas, ir palaima ta, kad mes galim kai kurias stadijas vystymosi, lėliukės, pavyzdžiui, stadiją, peršaukti palyginus su kitomis išsivysčiusiomis šalimis. Tai žiniasklaida seniai nebėra efektyviausia poveikio priemonė ir kovos su korupcija priemonė seniai nebėra irgi. Ir tą žino visos reklamos agentūros, kurios dalyvauja socialinėse tinkluose. Yra daugybė kanalų, kurie yra daug geriau pasiekianti žmogų, pavyzdžiui, kunigas. Tačiau atsiprašysiu tada, replikuosiu paskutiniai tyrimai. 2007 metų žiniasklaida vardina kaip efektyviausia priemonė prieš korupciją. Nu, aš nežinau, bet kodėl reklamos agentūros seniai spjovė į žiniasklaidą? Aš tikriausiai turiu patikslinti. Ponas Junokas kalba apie tai, kad Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, kai buvo paklausti gyventojai, kokia priemonė, kokia institucija jų manimų geriausiai kovojo su korupcija, žiniasklaida buvo ta efektyviausia priemonė. Taip, bet čia šiuo atveju du skirtingi dalykai, nes viena, aš suprantu, kad klausimas yra apie tai. O kitas dalykas apie 19 metų, kodėl mes neturim žurnalistikos tyriamosios, tai aš atsakiau, mes beveik ir intervencinės jau nebeturim. Dėl to, kad iš viso ne šitoj šaly, o šita kalba skaito 500 000 žmonių,
O televizorių šitą kalbą žiūri irgi 2 milijonai žmonių. Dėl to ir neturim. Dėl to, kad tai yra labai prašmatnus biznis. Dėl to, kad mes lygiai dėl to paties neturim, pavyzdžiui, lietuviško kosminio laivo iki šiol. Nes yra mažai mūsų. Ir biudžetai mūsų maži. Klausimas iš atsiųstų mums prieš konferenciją. Taip. Yra tuomet, kas gali padėti Lietuvoje atsirasti tyrimai žurnalistikai? Nežinau. Kuo labiau aš žilu, to aš labiau drąsiai galiu sakyti sakinį, nežinau. Aš ką žinau, kad daugiau dėmesio reikia skirti švietimui visose lygmenyse ir man labai bus įdomu pasidomėti, kas darosi dabar. Net mes savo pramoginiam šviečiamajam žurnale leisim savo pasidomėti, kas darosi dabar su švietimu. Aš manau, kad tai vienas iš atsakymų yra į jūsų klausimą. Nes svarbu yra tai, kas yra žmogus ir kas yra siela, o ne. Ar pranešėjų dar klausimų? Kas jo deklaracijoje? Aurelijus pasakė įdomią mintį, kurią iš tikrųjų mes jau irgi kurį laiką pas mus gvildenam žurnalistų bendruomenė, kad iš tikrųjų tai, ką jis sakė, iš kur surinka informaciją, kaip informacijos šaltiniai, savo juostą žmonių, tos minėjo žiniasklaidos priemonių žmonių, pats minėjo, ne? Tai yra žymiai svarbiau. Ar netrodo, kad, aišku, tai negali pakeisti tyriamosios žurnalistikos, bet kad tai, ką tu darai, aišku, tai turbūt yra tendencija, kurią reikėtų susijęti su to švietimu, apie kurį mes kalbam. Tai yra sieti pasitikėjimą žiniasklaidą ne su apskritai kažkuo, o su konkrečiais vardais, pavardėmis ir panašiai konkrečiais dalykais. Nes pasitikėjimas žiniasklaidos yra apskritai toksai buvo Lietuvoje tyrimas ir jis nieko bendro neturi su konkrečiu pasitikėjimu. Nes kai darom tyrimą pasitikėjimą žiniasklaidą, mes puikiai suprantam, kad kiekvienas įsivaizduoja labai skirtingus dalykus ir čia gali tikėti, gali ne. Ir būtent suasmeninimas, ta prasme, blogų ir panašiai dalykas yra tikrasis, galbūt, sakykime taip, tikro alternatyva, realiai. Tikro alternatyva, sakykime, netyriamai žurnalistikai, bet kokybiškesniai žurnalistikai. Bet tie, kur minėjau Berklio simpoziume, jie apie tai ir šnekėjo, kad išeitis galima yra simbiozėje su tinklaraštininkais, su piliečių žurnalistika, kurie galų gale ir pakankamai pigiai generuoja ir naujienas, ir faktologijas, ir net vaizdinę medžiagą. Ir tai jau buvo nekarta patikrinta ir Mumbajaus teroristinių įvykių atveju, ir Italijos žemės drebėjimo atveju, kai šviežiausia informacija ir emocingiausi dalykai eidavo iškart iš vietos, iš tų žmonių, kurie yra ten. Ir tiesiog didieji konglomeratai medija, jie ne tai, kad kviečia, jie tempia į savo pusę tos savanorius, raportuotojus, savanorius reporterius. Ir CNN, ir Reuters.com, ten visi įnagiai atiduoti žmonėm dalyvauti šitam procese. Aš tai manau, kad gyvenam labai įdomiais laikais, virsmo laikais ir kad virsmas toli gražu nėra bloga. Ar kas nors, kadangi pranešėjas kėsinasi greitai pabėgti labai. Taip, man ten sėdi dizaineriai ir spirga. Iškart perėjimą noriu padaryti į diskusiją. Kokie jūsų mintis yra, kokie būdai kovoti žurnalistui prieš nusikalstamumą, pavyzdžiui, Lietuvoje? Viešumas ir taigi žurnalistas kaip ir neturi tų šautuvų per daug. Ane atrankių neturi, jis turi vieną vienintelį ginklą šneką. Jis gali tik pasakoti. Plius jis turi šiokių tokių teisių, kurių neduoda dar visiems žmonėms kol kas. Kažkodėl klausti. Jis turi didesnę teisę klausti ir turi galbūt, jeigu jam pasisekė, jis turi platformą kalbėti laisvai. Štai dvi priemonės, kuris gali gyventi. Jeigu jam pasisekė, tai aš čia su giliu liūdėsiu sakau šitą dalį frazės. Galim tuomet padėkoti pranešėjui. Ačiū. Iki.